Praėjusiais metais iš Google Shoppingo pasitraukė tokie milžinai kaip Temu ir Sheinas, o savo reklamos apimtis sumažino ir Amazonas. Dėl JAV tarifų sukeltas pokytis atvėrė retą langą mažesniems elektroniniams verslams. Reklamos aukcionuose sumažėjo CPC. Wow, įsivaizduojate? Pirmą kartą turbūt per 100 metų. O paspaudimų skaičius išaugo. Ką tai reiškia mažesniems prekės ženklams ir kaip išnaudoti šią galimybę? Apie tai plačiau pasakoja mūsų naujame blogo įraše. Nuoroda, kaip visada, komentare. Praėjusiais metais iš Google Shoppingo pasitraukė tokie milžinai kaip Temu ir Sheinas, o savo reklamos apimtis sumažino ir Amazonas. Dėl JAV tarifų sukeltas pokytis atvėrė retą langą mažesniems elektroniniams verslams. Reklamos aukcionuose sumažėjo CPC. Wow, įsivaizduojate? Pirmą kartą turbūt per 100 metų. O paspaudimų skaičius išaugo. Ką tai reiškia mažesniems prekės ženklams ir kaip išnaudoti šią galimybę? Apie tai plačiau pasakoja mūsų naujame blogo įraše. Nuoroda, kaip visada, komentare. Praėjusiais metais iš Google Shoppingo pasitraukė tokie milžinai kaip Temu ir Sheinas, o savo